Su kuo jums asocijuojasi gamta? Mums tai miškas, beržas, augalų aromatai. Šiandien šiuolaikinis žmogus pradeda grįžti į gamtos glėbį ir mieliau naudoja natūralius produktus. Jūs jau esate pažįstami su mūsų draugais lietuviška įmonė Mėta ir jos įkūrėjų bei vadovų Mindaugu Viskupaičiu. Savo pirtyse mes naudojame šios įmonės pirties produktus, nes jie ekologiški, pagaminti iš natūralių žaliavų ir labai kvepia gamta. Visada smagu pamatyti, kaip yra gaminamas tavo mėgstamas produktas, bet ne kiekvienas gali pakliūti į gamybos patalpas ir pamatyti visą procesą. Todėl šiandien ekologišką beržų ekstrakto kūno šveitiklį, kuris valo, ramina, palaiko natūralią visų tipų odos apsaugą, gaminsime čia ir dabar. Sveiki! Šiandien patarsiu, kaip pasigaminti nuostabų beržų šveitiklį, kurį mūsų įmonė gamina jau senai ir prekyboje jis yra. Galite pasigaminti jį ir namuose, jeigu susirinksite ingredientus. Norint pasigaminti šveitiklį, mums reikės smulkiai maltos jūros druskos, beržų hidrolato, beržų ekstrakto, bet tiršto 32 procentų sausų medžiagų ir eterinio aliejaus. Ir kad visą šitą sumaišyti, turime maišytuvą, mikserį. Nuo ko pradedame? Pirmiausia, į jūros druskos inde esantį kiekį, kuris yra kilogramas, įlašiname, kadangi čia yra 1 kilogramas druskos, į jį įpilame 1 ml eterinio aliejaus mišinio. Jo sudėties aš jums nesakysiu, tai čia yra firmos paslaptis, bet kodėl mes pirmiausia pilame į druską eterinį aliejų? Kadangi eterinis aliejus tirpsta druskoje. Eterinis aliejus netirpsta vandenyje, o ekstraktas ir hidrolatas yra vandens pagrindu. Po eterinio aliejaus 1 kilogramui druskos reikia 100 ml koncentruoto ekstrakto, beržų ekstrakto. Toliau į druską ir ekstrakto ir eterinio aliejų mišinį pilame hidrolatą. Dabar šitą visą mišinį sumaišysim su mikseriu. Maišymas baigėsi, šveitiklis padarytas ir galima naudoti procedūrose. Tik tai dar truputį noriu papasakoti, kuo jis skiriasi nuo daugelėje pasaulyje ir Lietuvoje esamų šveitiklių. Šis šveitiklis yra visiškai grinai natūralus, pagamintas iš natūralių medžiagų. Tai yra iš beržo ekstrakto ir hidrolato, kuris yra gaminamas iš beržo šakučių ir lapų. Kartais gal pastebėjote, kad beržas, kai jisai išleidžia visas savo šakutes, tai beržas būna toks slidus ir jame yra daug glitnių medžiagų. Tai šitos visos glitnios medžiagos, jos ištraukiamos specialia technologija ir sukoncentruojamas į ekstraktą. O visos lakios medžiagos, kurios gaunamos irgi atskira technologija, yra sukoncentruojamos hidrolate. Ir dar priedo pridedama eteriniai aliejai. Tai kada sumaišam šitą visą mišinį arba ekstraktą į hidrolatą ir eterinius aliejus ir supilam į druską, tai mes paėmėm iš gamtos beržą su visom jo savybėm ir gauname, kad ant savęs užtepame visas bioaktyvias medžiagas, kurios yra augale. Jame šitame šveitiklyje nėra pridėtinių riebalų. Niekada nededame jokio riebalo, kadangi pačiame ekstrakte ir hidrolate yra ir saponinų, ir vitaminų, ir auginių medžiagų, ir kvapniųjų medžiagų, kurios susimaišo su druska ir patampa labai švelnus, valantis ir po šveitimo gražiai sutvarkantis odą šveitiklis. Jeigu mes paimsime bet kokį šveitiklį, jis visuomet ant odos palieka riebalinį tokį sluoksnį, šitas niekada nepaliks, oda bus švelni ir jos nereikia plauti
muilais arba šampūnais. Pasigaminkite šitą nuostabų šveitiklį, kuris jūsų odą padarys gyvybingą ir jūs pajausite gamtos dvelksmą.